Biologinė odontologija tai yra visų pirma požiūris ir žinios, kad viskas, kas yra mūsų burnos ertmėje, visos mūsų dantų problemos, visos mūsų burnos ertmės ligos, netaisyklingi sąkandžiai, viskas yra susijęs su mūsų visų organizmu, su visa mūsų sveikata, su mūsų imuninė sistema. Todėl mes kaip biologinės odontologijos gydytojai labai stengiamės dirbti ne tik su pasekmėmis, ne tik su simptomais, bet ieškoti, atrasti ir suprasti priežastis viso to, kas vyksta. Taip pat biologinė odontologija pasižymi skirtumų lyginant su paprasta odontologija medžiagomis. Nes nepaslaptis, kad odontologija yra viena iš medicinos sričių, kur yra daugiausia apskritai naudojama įvairiausių medžiagų, kurios visos papuola pas mus į burną, kai kurios turi ryšį su mūsų kraujotaka. Todėl yra labai svarbu pasirinkti tam tikras medžiagas, kurios mus neveikia toksiškai, kurios mums nesukelia alerginių reakcijų ir uždegimų. Taip pat biologinė odontologija tai yra tam tikros gydymo strategijos kaip ozonoterapija, PRF terapija, taip pat tai komandinis darbas kartu su kineziterapeutais, su osteopatais, su mitybos specialistais. Todėl manau tikrai verta rinktis biologinę odontologiją, nes tai yra visiškai kitoks požiūris į jūsų sveikatą.